Hi. It was the second friendly game for us. We did 3 practices. We are not much time together. We try to be concentrated to play against a good team, very good. I think we didn't play with good experienced guys from Lithuania, and we beat them by 10 to 1. So we are happy. Okay, first, welcome to everybody. I'm happy being here back in Lithuania because I love Lithuania. I love this country. Everybody loves basketball, and this is something that is going together with me. Translate? No. It's okay. So it was a friendly game, it was a practice. It doesn't matter the result for both teams. Important is to practice and to become better and better. Unfortunately, we don't have enough time to practice, so we have very few practices and 2 games now. We missed 4 players. Spanoulis didn't play, we protect him, and 3 players that they play in the Italian league, Zisis, Fotis and Brusis. I wish both countries to qualify to the Olympic Games in the pre-Olympic tournament. One more time, thanks a lot to everybody, and thanks a lot to the crowd of Kaunas. Nežinau, čia sunku ką pasakyti, po šitų varžybų antros iš eilės. Nenoriu teisintis, manau, kad turim labai daug spragų, kur turim taisytis, bet esam nusivylę kažkur, tikrai turim daug energijos, norim tą išnaudoti ir manau, kad pasakyti, viskas susivažiuos, tikrai nerodom tą, ką galim ir tikiuosi, kad greit visi tą suprasim ir kuo greičiau tas bus laimėję ir pradėsim žaisti visai kitą krepšinį. Labas vakaras. Na, jeigu kalbėti apie šios rungtynės, tai manau didžiausia problema antras kėlinukas. Mes praradom kažkokį tai momentų koncentraciją, intensyvumą, pirmiausia gynyboje, ir vien per antrą kėlinuką leido varžovams įmesti 6 taškus. Tai antroji pusėje bandėm vytis, paskutinį kėlinuką nelaimėjom, bet to neužteko tų mūsų, sakysim, pastangų. Ne visada mes šaltakraujiškai sužaisdavom, net ir gerai apsigynę. Pastangų buvo įdėta daug, bet nesugebėdavom arba išnaudoti, o gale net ir ten, nors kamuolius šiandien laimėjom, bet gale jūs patys matėte, kad vienoje atako 4 kartus pasiėmė kamuolį. Turėjom problemų, kada varžovai keičiasi, varžovų gynėjai gana aukšti ir mūsų galbūt gynėjai ir jaunesni ir nelabai sugebėdavom mes išnaudoti tą ūgio pranašumą ir įvesti kamuolį į vidų. Tai čia reikės padirbėti ir, kaip sakiau, ir vakar, žinote, laiko nedaug praėjo, 24 valandas, mes tik tai buvom susirinkę po pirmų rungtynių, mes buvom susirinkę iš ryto, mes šiek tiek apsitarėm, kaip mes žaisime, pasiruošėm prieš Graikijos komandos spaudimą, aikštės gynybą, kas mums nebuvo šiandien problemų, kai kurios derinius kaip ginsimės, bet vis tiek to tikro darbo dar nespėjom, neturėjom laiko pakoreguoti tas visas klaidas, kurios buvo pirmos ir antros. Kažką tai darėm geriau antros rungtynėse. Ankstyvo pick and roll gynyba, aš manau, buvo geresnė. Bet visumoje, net ir kai keisdavomės ir vėl tų 1-1 apsižaidimas, per daug galbūt per arti prieš gynyboje, aišku, norėjome agresyviai, bet per lengvai apsižaisdavome. Tada turėdavome problemų, nes reikdavo eiti kažkam padėti, rotaciją, vėluodavom. Žaidėjai Graikijos patyrė, jie tiesiog išnaudojo šitą. Dėl sprendimų mes padėkojame Tadui Klimavičiui ir Mindaugui Kuzminskui. Deja, šiandien, žinote,
turėjom 7 didelius turime, visus paleisti rotacijų yra sunku arba neįmanoma, bet aš nežinau, kaip tai padaryti. Kartais net nukeldom Liną trečių žaisti. Šitas yra, kaip turėjau galvoje, bet mes nelabai dar pasiruošę tokiam variantui esame. Iš tikrųjų, planavau, kad tokį turėsime tada, kada prisijungs Jonas Mačiulis, dar vienas trečias numeris ir Hjustone daugiau tokių variantą atidirbinėsime. Tai tik apgailestauju, kad aš negalėjau Tadui suteikti kažkokio tai šanso šiandien, bet irgi naudodamasis progą noriu padėkoti, jisai plušo nuoširdžiai, mums padėjo treniruotis, gal šiek tiek šiai dienai kiti yra žaidėjai stipresni, sakysim, bet aš tikiu Tadu, kad jisai gali sėkmingai žaisti. Ir antras žmogus, su kuriam padėkojom, tai yra Mindaugas Kuzminskas. Aš tik tai galiu tiek pasakyti, kad nuo jo atvažiavimo pirmo stovyklą iki dabar jisai padarė labai tokią stiprią pažangą. Ir aš manau, kad sutiksite, kad jis visai neblogai ir mums padėjo ir pirmose rungtynėse, ir šiandien. Galbūt ne viskas gaunasi, galbūt kartais vieno ar kito trūksta ir šiek tiek yra neryžtingas, ne visada tose sprendimuose, bet patikėkite, aš mačiau, koks jis atvažiavo į Druskininkus ir kaip jisai baigė. Tai man tik tai džiugu, kad tas žaidėjas kažkaip, kaip čia liaudiškai tariant, atsigavo.